kadangi šiandien jis rungtynėms nėra registruotas, net čia gali būti šansas. Kauno Žalgiris turi šansą, smūgis pavojingas ir Rafaelis. Išsaugotas kamuolys aikštėje, Bruno gauna jį, šansas, smūgis ir Rafaelis. Šimkus. Vienas prieš vieną gali žaisti Domantas Šimkus, smūgis. Pirmas smūgis, pakartojimas. Pavojingiausiai Lakai pro sviestą. Ir vienas prieš vieną Domantas Rokas Gedminas. Smūgis. Dar vienas Atlantos spaudimo pavyzdys. Įla, ataka tęsiasi. Broeto. Papšys, krenta. Ir kaip jungiasi Markas Beneta. Broeto. Na, bet pats epizodas. Į dešinę. Maksimovas, smūgis iš toli. Iš Muto, atgal kamuolys, Kazlauskas. Smūgis iš toli. Atmuša kamuolys, toks pavojingas. Atrodė, kad Skirmantą Rakauską nori įrodyti treneriui, kad galbūt jie verti kiek daugiau dar smūgis. Labai gražus smūgis. Rakauskas muša kamuolį kiek toliau, bet neilgam. Su kamuoliu Stumbras bus smūgis. Ne, atiduoda kamuolį Andriui Veličkai. Ta reikės kartot smūgį. Dabar jau Andrius Velička, smūgis. Kamuolys lekia. Kamuolį vėl Velička, puikus perdavimas, nuošalės nėra. Ir kamuolys lekia. Marius Miškinis į ataką, perdavimas į baudos aikštelę. Velička, Broeto. Labai supranta vienas kito, vėl prarastas kamuolys, vėl Jankauskas, galima smūgiuoti, Eligijus Jankauskas ir dabar jau gaudo kamuolį ir žiūrim. Geras perdavimas, vėl smūgis, ataka tęsiasi. Trečiadienį ir turas baigsis ketvirtadienį, apie kitas rungtynes kiek vėliau, dabar Broeto kumščiuoja kamuolį. Jankauskas ir gali būti smūgis. Smūgis kairė koja, dar vienas. Kova tęsiama, Veliulis su kamuoliu, smūgis į vartus tiesiai. Perdavimas į baudos aikštelę link tolimojo virsto, tačiau Rafaelis Broeto, būdamas tikrai aukštas vartininkas, išnaudojo trūksta ir vieniems ir kitiems. Dabar galbūt kažką pavyks nuveikti. Janušausko perdavimas, Kecapas išlenda. Vaidas Slavickas į baudos aikštelę link tolimojo virsto, ten yra Rafaelis Broeto. Šiek tiek vėliau, dabar Stumbrui tenka gintis nuo standarto. Broeto laiku palieka vartus, gerai iškumščiuoja kamuolį. Vaidas Slavickas ant kairės kojas dedasi kamuolį, smūgiuoja. Ir Broeto. Trakai, Gurenka į baudos aikštelę. Broeto. Rimvydas Sadauskas priverstas tokioje situacijoje gelbėti saviškius nuo dar... Dar šiek tiek per lėtai. Kirilas Levšinas, nuošalės nėra, vienas prieš vieną šis žaidėjas ir dabar jau Rafaelis. Tų atakų, kai kamuolys, beveik minutę ar net pusantros yra vienos komandos kojose, dažniausiai labai greitai keičiasi, dėl štai tokių menkininkų aikštės nepaliks. O čia Kirilas Levšinas ir vėl. Atakas Maigalyje, bet šį kartą yra Aurima. Tikėkimės, kad pasveikins ir komandą, bent jau turbūt to. Lemiamos akimirkos praleidus dabar. Greičiausiai, kad tiesiog nebūtų šansų daugiau. Morozas. Galbūt reikėtų ten pamėginti net ir pasmūgiuoti ir šiek tiek iš toliau. Neiškilus. Bet kuris... Ir dabar kaip? Blokuoja dabar kamuolį Nardelis, tačiau ataka tęsiasi per save ir gražus epizodas. Tenis daro, gera proga, Romanovskis, puiku, Romanovskis ir bus įvartis, ne, nuošalė. Ručinskas, Fredgeimas ir Petuchovas smūgiuoja į artimį kampą. Vienas iš kertinių figūrų. Ir čia štai tokia situacija, labai greitai Trakai įžaidžia trumpais perdavimais, ieško laisvų plotų. Čia neblogai Bučinukas įmeta kamuolį Valskiui, šis į baudos aikštelę ir čia pirmą kartą priverstas tiek Nerijui Valskiui, tiek galbūt ir kitiems Trakų ekipų žaidėjams. Visgi atrodo Valskis smūgiuoja ir Broeto. Šioje situacijoje jis namas bus šiek tiek kreivokas.
O čia dabar štai toks bandymas. Davidas Aršakijanas, žaidžiantis šiandien krašte. Oi, čia klysta, štai taip Tomas Napkauskas, kurį ką tik gyriau, o po to Broeto žaidžia tiesiog fantastiškai ir šiandien. Grąžina kamuolį į žaidimą, stipriu smūgiu į priešininko aikštės pusę. Nerijus Mačiulis svarbiausia užsikabino, kad tikrai buvo viena iš tų sienų, kurių kol kas Trakams pramušti nepavyksta. Čia Arūnas Klimavičius, smūgis į vartus, bet ir vėl